visokių prisigalvodavau dalykų, bet tik negaminti. Kažkokia labai savęs ieškojau, nors viskas buvo prieš nosį. Tai aš paėmiau pačią pusnę vietą likusią į tą kursą, nes buvo žmonių, kurie stoja pan 3 kartus, 4 ir nepapuola. Vat mano šefas buvo išsiųstas, tarkim, į NASA kurti receptų žmonėm, kurie skris kažkur. Arba kitas šefas buvo išsiųstas į Disneylandą ir po to tik sužinau, kad buvau geriausia kurso studentė, ko visiškai nesitikėjau. Aš išsiunčiau keletą laiškų, tik į tas vietas, kurias aš norėjau. Ir į nuomą, aišku, nes visi siunčia į nuomą. Tai buvo vienas klausimas, ar esi dirbus restorane? Sakau, niekada. Far away from that. Ir tada sako, ar žinai konceptą Farm to Tables, I was born in that concept. Grįžau pas mamą ir sakau, tai ko mes to neauginam, sakau, kodėl mes figų neauginam. Visi, kas yra priekiniai virtuviai, meta darbus ir eina sveikinti su svečiais. Ir taip pasveikinę absoliučiai visus svečius, kol visus susirenka. Atėjau su misija, kad gal kažkam būsiu spyris iš šito. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Praėjo 2 savaitės, su jumis vėl sveikinus tinklalaidė Ar valgoma ir mes jos kūrėjos Evelina ir Laura. Labas. Šįkart pas mus svečiuose šefė, apie kurią galbūt daugelis dar negirdėjote, bet tikrai išgirsite ne tik čia, o manau dar daug kartų, nes tikrai nepabijosime drąsiai pasakyti, kad tai yra Lietuvos gastronomijos ateitis. Tai Instagrame Fine Dining vardu žinoma Virginija Kanaukaitė prieš metus maždaug metė savo darbą ir išvyko siekti savo svajonės į Paryžių. Ten baigė Ecole Dukas prestižinę mokyklą, netgi buvo pripažinta geriausia kurso studente. Vėliau atliko praktiką prestižinėme Noma restorane, o dabar grįžo čia į Vilnių ir siekė savo taip pat žinoma kulinarinių svajonių. Apie jas visas pasikalbėsime, bet pirmiausia, labas Virginija. Labas, labai gražiai mane pristatė. Nesklydau nieko. Nieko nesklydau, gal net biškai pridėjot. Tai pati nemažiau. Žinome, kad esi pati žiūrovė mūsų podcast'o, tai tikrai žinai ir tą mūsų pirmą klausimą, tai jis nesikeičia, tai kas tau yra nevalgoma, ko tu nemėgsti? Mėgstu aš viską, manau, kad nėra produkto, iš kurio nepadarytum kažko skanaus, kas visiems patiktų. Daugelį. Aš tik nevalgau paprikų. Visų spalvų. Jo, tos bell pepper man tiesiog neveikia pilvas ir viskas. Vieno dalyko. Paprikos turi tokią istoriją, kad daug kas jas nedavė dievulis. Nepatinka. Tai nuo nevalgomų dalykų keliaukim prie tavo istorijos. Evelina jau įvedė mus į ją, bet dar papasakok pati, kaip įvyko tas kelio vingis, viską mesti, kas yra čia ir išvykti į Prancūziją. Labai ilgai viskas vyko. Tai prieš 10 metų aš važiavau į Vilnių, jau 11. Ir aš įstojau į meno vadybą akademiją, Lietuvos muzikos ir teatro. Ir mano specialybė buvo klasikinė muzika. Aš po metų supratau, kad ne ten visgi įstojau, bet nebuvo galimybės mesti tuo metu. Ir aš susinervinus, nuėjau į Vilniaus kolegiją studijuoti viešbučių restoranų verslo, kad būčiau arčiau to maisto. Tai vienu metu studijavau 2 vietose ir taip po 5 metų jau turėjau 2 specialybės. Tai visą laiką dirbau, iš pradžių dirbau Opera House, Filharmonijai, ta pirma specialybė, o po to prasidėjo mano vingiai. Pradėjau aš net manau, kad pamiršiu pusę. Esu pamiršus, kur jau dirbau, tai nuo skrydžių privačiais lėktuvais pardavėjos, renginių organizatorės, dirbau vestuvių žurnale, dirbau renginiuose, kur aš tik nedirbau. Paskui vienas iš darbų, pavyzdžiui, buvo muitinės tarpininkės asistentė dirbau. Labai vis laik norėjau būti prie maistos, laik labai daug gaminau ir kelis blogus bandžiau daryti. Kažkaip neįsivažiuodavau, gal gerai eisiu dirbti padavėją. Išsikėliau savo tikslą, kad nueisiu į 10 pokalbių ir pažiūrėsiu, ar mane priims. Tai priėmė vienas restoranas Montepacis, aš ten dirbau kokias 2 savaitės ir supratau, kad visiškai ne man. Tiesiog irgi dievulis nedavė, turiu aš eiti į pačią virtuvę, bet tos drąsos vis nebūdavo ir kažkoks nepasitikėjimas, tai aš visą aplinkui lakstydavau. Po to pradėjom savo projektus daryti su draugu. Buvom pradėję, prekiavom lietuvių menininkų printais, visokių prisigalvodavau dalykų, bet tik negaminti. Kažkokia labai savęs ieškojau, nors viskas buvo prieš nosį. Ir paskutinius 2 metus prieš važiuojant aš dirbau su projektais YouTube irgi. Ir aukliavau, kaip čia pasakyti, dirbau auklę / privačia šefė, taip labai profesionaliai skamba, bet tiesiog prižiūrėjau vaikiuką ir dariau šeimai valgyti. Tai man jau ten kažkaip
faina, jau toks spyris išikna, nes visiems patinka, visiems labai gerai, man labai smagu. Ir prieš metus, jo buvo beveik lygiai metai yra, kaip pamačiau, tiesiog scrollinau LinkedIn'e ir išėjo naujas reitingas geriausių pasaulyje kulinarijos mokyklų. Ir aš didžiai nustebau, kad Cold Cuts buvo pirmoje vietoje, nes laiką būdavo Le Cordon Bleu dažniausiai. Ir aš gal senai tikrinau, nežinau. Ir aš užsiskrolinau, nuėjau pažiūrėjau programas ir žiūriu, yra career changeriams, žmonėms, kurie jau turi diplomus ir nori greituoju būdu pereiti bakalaurą. Ir užsipildžiu ir pamiršau. Tai jau iš viso buvo 4 etapai stojimo, tai jau po 3 jau sakau draugui, jau aš turbūt norėčiau, jis sako, būtinai važiuok. Ir aš labai daug abejonių kyla, kai tu, tai nežinau, ten nuo finansinių iki šiaip, kas čia bus, kaip aš išvažiuosiu, man nebe 18 metų, aš jau turiu atsakomybę ir taip toliau. Bet turbūt, kai pasirenki savo, kaip čia, viskas susideda, jeigu lemta, tai taip ir buvo. Kad pabiški dėjos, tai labai daug žmonių padėjo, labai daug draugų padėjo, pavyzdžiui, pradžiai pačioj, aš neradau kur gyventi, nes pati mokykla yra netoli Versalio, tai nėra Paryžius skaitosi, o tai skaitosi Ile-de-France, tas aplinkui kaip rajoną. Ir aš niekur neradau kur gyventi, tai iš pradžių 7 savaitėms skrido mano geriausias draugas su manim, kad mes kartu įsinuomotėme Airbnb, nes kitu atveju būčiau negalėjus. Tai visi kažkaip taip prisidėjo pabiški ir sukrito viskas ir išvažiavau. Tai apie tą Paryžių tikrai dar daug pakalbėsim, bet dar grįžkime prie tos visos tavo paletės. Ir sakai, kad visą laiką prieš akis kaip ir buvo tai, kas tavo iš tikro maistas, bet tu tiesiog nematydavai kaip šitą baziliko. O tai kada apskritai atsirado ta meilė maisto, ar jau vaikystėje buvo ir mėgai gaminti, kaip šitas atrodė? Aš užaugau tokioj šeimoje, kur maistas labai svarbę dalį užėmė. Man labai pasisekė. Mano tėtis yra mėsininkas. Tai aš jau dabar 20 metų yra jo fabrikai ir tai nuo pat pradžių tu visą laiką dirbi tame. Mes gyvenom, aš gimiau ir užaugau kaime, Pakruojo rajone. Mes turėjom daržą, turėjom šiltnamius ir reikėjo viską tvarkyti, buvo labai daug žemės. Mes buvom 3 vaikai, aš ir brolis su seseriam. Ir tėvai tuo metu darė duonos toks kaip mažytis fabrikėlis. Ir visą laiką buvo aplinkui tas maistas. Tėvam labai svarbu. Pavyzdžiui, mano mama, jinai net nusilipdė, pasigamino, pastatė tikrą pečių. Jinai pati kepdavo tikrą duoną. Visą laiką, nežinau, tėtis gamino pas mus viskas, visada visiems buvo labai svarbu. Ir pavyzdžiui, ten, nežinau, ir tom pačiom močiutėm. Visą laiką tas maistas buvo įdomu. Ir visi pas mane gamina, ir brolis, ir sesuo. Ir visą laiką čia yra bendra tema šeimos. Jeigu mes, pavyzdžiui, važiuodam, su tėvais keliaudam, tai ten su tėte varom į kokią expo. Žinai, ten kažkur Europoje pažiūrėti, kas naujo ir taip toliau. Tai man tą meilę įdėjo tėvai. Nes tai jiems svarbu ir man svarbu. Ir čia, manau, labai gerą pradžią uždavė. Ir jo. Prisimeni savo pirmą eksperimentą virtuvėje? Aš žinokit, labai prastas esu valgytojais. Aš užaugau ant vegetos, turiu, bet ne dėl tėvų. Čia buvo toksai laikotarpis gyvenime, paauglystė, kai man tiesiog nieko nereikėjo, aš valgiau tik vegetą. Tiesiog pačią vegetą? Vegetą su makaronais ir bulvėm, du dalykai. Tai buvo visai jokinga, nes su to vegeta, kad aš nužiau į nuomą ir mes šnekam su headchefu ir jisai tokį vagetą ištraukė. Gauba. Visi mes iš to pačio molio drėpti esam. Tai aš pati iš pradžių nieko negaminau. Mane lepino, man visi gamindavo. Man po to prasidėjo, jau kai vyresnė buvau. Aš savo iš tų vaikystės, aš atsimenu, sakau, vegetą. Prisimenu dalykus, kuriuos man patiko valgyti ir prisimenu, kad sužaisdom su kaiminė restoranais. Viskas, tokių kažkokių neturiu, bet labai buvo įdomu, kaip išvažiavau į tą Paryžių, pradėjau eiti flashbackai tokie, kaip čia pasakyti, ką buvau užspaudusi, kad tai buvo ženklas, pavyzdžiui, ten, sakau, prisimeni, kad tu kažkur kažką darėjai ten su to maisto, arba, žinot, elementariai Simpsus,
kai žaisdavot, nežinau. Tai aišku. Aš visą laiką darydavau vieną ir tą patį. Virtuvę. Pas mane visi mokydavo valgyti gaminti. Ir buvo visi namuose. Ir buvo toks geras, tai yra aišku ženklas. Jeigu tu nuo pat vaikystės darai tą patį kaip savo ideal life ir tu to nesupranti. Bet po to, kaip aš žinai, terapija atėjus, tai aiškini. Tokia sakau, eini kažkokia, čia taip turėjo būti, taip turėjo būti. Tik tai, man sakau, keista, turėjau turbūt išmokti labai daug pamokų su savim susidirbti per tos 10 metų, kad dabar ramiai būčiau čia. O jau vyresniam amžiui, kai mini vyresniam, tai ne vaikystėje tiesiog jau pradėjai pati kažką gaminti labiau, tai vis tiek buvo labiau ar kepiniai, ką gal įprasta, kad dar jaunos mergaitės daro, ar jau iškart prie tokių rimtų patiekalų? Aš prie rimtų patiekalų. Man patinka. Aš konditeris, man faina yra, bet nėra tos tokios, nežinau, labai tiksliai viskas. Neturiu aš kantrybės tiek, gramiukais, tai va. Kūrybiškas jau. Kūrybiškai, reikia. Tai va. Aš tai noriu keliauti dar prie tavo mokslų ir prie stojamųjų. Minėjai, kad etapų buvo daug. Kaip jie vyko, ar turėjai kažkas užduotis padaryti, ar, žodžiu, papasakok apie tą procesą. Pats stojimas buvo pirmas tiesiog, užpildai, praėjau toliau, tada jau buvo popierizmas. Irgi labai daug reikėjo dokumentų nuo... Pirmas kartas, kai panaudojau savo diplomus gyvenime, tai buvo šičia stoti. Kol surinkau dokumentus, tada buvo klausimynas didžiulis. Irgi kaip vos ne interviu, bet toksai platus. Tai tą praėjau ir trečias buvo jau lengvas toks pokalbis su studijų kaip vadove. Taip, nežinau, ten 10 minučių. Ir viskas. Ir tada po šitą jau paskambino, kad mes norim, ten buvo gal 4-5 žmonės, kad jau reikia rimtas pokalbis bus, tai ir ten kokios 1,5 valandos kalbėjau. Ten labai ilgai viskas buvo. Bet aš, kadangi nesitikėjau važiuoti, aš buvau labai atsipalaidavusi, labai gerai pasikalbėjau ir parašė, kad gavau. Tai aš paėmiau pačią pusę vietą likusią į tą kursą, nes buvo žmonių, kurie stoja pan 3 kartus, 4 ir nepapuola. Tai man sakau, tiesiog viskas taip turėjo būti. Ir tiek. O kiek iš viso žmonių priėmė tada į tą kursą? 16. Na ir mums smalsiausia, kaip viskas ten atrodė, ko mokydavotės, kaip visas tas procesas vyko, kiek tie mokslai truko? Mokslai truko, taip, 5 mėnesius. Pati mokykla yra neįtikėtinai faina, pats pastatas pastatytas būt mokykla kulinarijos. Viskas pritaikyta. Tai kaip filmuose ateini iš pradžio akis, tokios svirtuvės, žinai, viskas faina. Tai jo, surinko 16 žmonių. Visi buvo iš skirtingų pasaulio valstybių, skirtingų amžių, nuo 18 iki 50. Turėjom pagrindę 3 šefus. Vienas buvo pagrindinis, kuris dėsto kiekvieną dieną. Ir keičiasi temom. Arba jiems reikia kažkur išvažiuoti. Nes jie training chefs, jie gali dirbti ir kitus darbus. Pavyzdžiui, jos gali išsiųsti, mano šefas buvo išsiųstas, tarkim, į NASA, kurti receptų žmonėm, kurie skris kažkur. Arba kitas šefas buvo išsiųstas į Disneylandą, nes ten reikėjo atnaujinti meniu ir tada jie atnaujina meniu ir apmoko visą stafą. Tai va tas jiem irgi smagu, nes jie gali keisti. Ir mums smagu, nes skirtingi šefai. Tai visą turėjom 3 šefus. Čia be masterclassų, čia tuos kiekvieną dieną. Tai gabinau kiekvieną dieną apie 5 valandas. Buvo kokie 6-7 moduliai. Tai pati pradžia tas fundamentals ir buvo ilgiausias, buvo 7 savaitės. Bet, labai įdomu, tu viską darai, mokaisi. Nuo pjaustimo iki jau tų rimtų patiekalų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad nebuvo tas visą programą, tokia sausai sena prancūzų virtuvė, kurią mes šiais laikais Lietuvos, nežinau, profesiniai mokyklai vadintume pobūvį. Nes pas jos tai buvo. Nes yra mokyklų, kuriuose vis dar mokosi pagal tokią programą. Tai mane tas labiausiai džiugino, kad nebuvo viskas ta programa atgyvenusi, žodžiu. Tai va, tai mokėmės kiekvieną savaitę, 2 savaitės per mėnesį studijos prasideda 7 ryto ir 2 savaitės 12. Bet kai prasideda 7, tu prieš 7 jau tu turi stovėti su pagalastais peiliais, su viskuo sutvarkyta paruoštą stotelį. Nes keltis reikia, ten 4:30 kokių, ten 5, nes kelionė labai ilga. Tai va, nuo šito labai porkų. Tai va, dar buvo teorijos labai daug buvo irgi.
Kas buvo faina, kad nebuvo tos sausos. Na, aišku, buvo iš pradžių, kaip pasakyti, Kažkaip pagrindai. Pagrindai, visą pamečiau žodį, noriu sakyti veterinarinį. Bet tas ir yra. Higiena, va, šitą žodį. Tai jo, tai šitas buvo gal toks sausiausias, o visa kita ten marketingas, business, nežinau, social responsibility, viskas. Labai įdomus dėstytojai iš viso pasaulio, nes tie žmonės, kurie dėsto teoriją, tai nėra jau pilno etatų darbas, jie atskrenda padėstyti tau tas, sudėta viskas į vieną savaitę ir tu atbūni tą visą kursą ir viskas. Tai va, ir dar buvo masterclassai. Minėjai, kad studentai iš viso pasaulio, dėstytojai iš viso pasaulio, ar daugiau lietuvių sutikai, lyg ir buvai užsiminus, kad... Aš žinau, kad vienas vaikinas yra baigęs tą mokyklą, pilną bakalaurą ir tiek tai žinojau. Tada buvo labai jokingas ta dėstytoja, kad aš einu į mokyklą ir žiūriu, kad mokyklos Instagramo storyse yra lietuviška pavardė. Ir, tikrai lietuviška pavardė. Aš parašau tai moteriai ir jinai dėsto, yra kitas kampusas už Paryžiaus, kur dėsto tik konditeriją. Ir jinai ten dėsto, yra profesorė ir dėsto veganišką konditeriją. Ir aš parašiau ją ir pasirodo, kad mes esame iš Pakruojo. Ir galvoju, kiek turi būti mažas, taip susidėti viską. Bet tau nedėsi, nes... Ne, jinai buvo kitam kampuse, aš jos net nesutikau. Kitoj vietoj, kitam mieste. Tai vardą pavardę gali populiarinti. Kristina Dačelaitė, labai noriu sutikti su jumis. Linkėjau. Tai akivaizdu, kad per tos 5 mėnesius turbūt net nesuskaičiuotum, kiek visko gaminai, bet gal šiek tiek kažko gali pavardinti, kad įsivaizduotų mūsų žiūrovai, ką ten mokytės gaminti, kokius. Tai kaip kiaušinius virti, kaip skremblus daryti, prancūziškos padažus, iki bulabez ir tų visiškos klasikos jų virtuvės. Nežinau, ir tą pačią pastą darėm, ir duonas kepėm. Konditeriją irgi darėm. Konditerijos buvo nedaug, bet darėm viską klasiką. Klerus, tartas ir visus tos dalykus. Tai ką prancūziškai įsivaizduojat? Svogūnų sriubas, visus tos dalykus. Ir po to buvo ekstra. Vienas kursas buvo fermentacijos. Tai ten turėjom suskirstyti, pirmas buvo toks kaip komandinis darbas. Suskirstėm komandom ir turėjom kažką savo sukurti fermentaciją ir po to iš jų daryti patieką. Tai buvo labai smagu. Tai viską išmokai. Viską išmokau. Viskas buvo žiauriai greitai, nes šiaip bakalauras yra 3 metai. Visą šitą teoriją tu praeitum per 1,5 metų. Plus 1,5 metų privalomos praktikos. Mums viskas buvo sukišta į 5 mėnesius be privalomos praktikos. Tai čia toks buvo pagreitintas dalykas. Intensyviai. Tai tikrai tuoj keliausim prie praktikos, bet dar man labai smalsu, ar buvo toks dalykas, kuris nustebino tave pačią, kur žinai, galbūt eini tą dieną nusteikus, čia bus nesąmonė, šitą jau ir taip mokėsiu, ir ateini ir ne visai. Buvo man taip su masterclassais buvo. Pirmas tai gal buvo peiliai, toks, kur labai nustebino, nes atvyko moteris, kur yra Japonė ir Prancūzė. Ir jinai turi Japonijoje ir Paryžiui peilių galandimo saloną, plus parduoda peilius. Ir jinai atėjo mums dėstyti ir sako, jūs esate vienintelė mokykla, kurioje atskirai kaip dalyką, išaiškina, išdėsto tą galandimą. Aš nelabai mėgstu galas, nes tam reikia kantrybės turėti, o aš jos neturiu. Ir buvo taip įdomu. Taip, išėjau gerai, nėra čia taip blogai ir taip sunku, kaip aš galvojau. Tai daug šiaip tokių buvo. Vienas buvo, kur blogai nustebino, kai buvo daržininkystė. Jau ir supratau, kad aš galėčiau dėstyti tą masterclassą iš kaimo atvažiavus. Bet žinai, miestiečiam, studentam turbūt viskas buvo nauja. O kaip būtent tie kurso draugai, ar susidraugavot su jais? Taip, draugų labai gerų suradau. Mano geriausias draugas iš studijų yra Georgia, jam yra 50, jis yra career changeris iš Sicilijos. Tai visokių žmonių. Ir aš jau savo amžium buvau toj antroji pusėje, nebe jaunimėliu. Tai buvo visai įdomu. Ir baigiamasis egzaminas, tokiam amžiui laikyti baigiamąjį egzaminą. Irgi šis tas, papasako, kaip jis vyko. Taip, baigiamasis egzaminas vyko iš vis 4 dienas
Mes suskirstėm po 2, tai aš buvau su Džordžia ir mes traukiam lapelius, kada pasirodys, nes pirmas 2 dienas vienas žmogus, antras 2 dienas kitas žmogus, nes vieną dieną eina prepas, duoda tam tikrą laiko limitą tiek prepui, tiek egzaminui. Tada, kaip vyko egzaminas, tai duoda sąrašą produktų, kuriuos gali naudoti, pasako, ko tikisi ir svarbiausia buvo pasakoti istoriją. Ir tai tas produktų sąrašas buvo ganėtinai liūdnas, ten nežinau, nes viskas eina pagal sezoniškumo, ten jau buvo Liepos galas ir biškai Prancūzijoje yra kitaip su tai sezono, ne taip kaip pas mumis. Atrodo, kad viskas anksčiau pasibaigė. Nežinau, ar taip yra iš tikrųjų, bet taip mokykloje buvo. Ir daug dalykų negalėjau naudoti. Tai išsakysiu, papasakok istoriją. Tai aš sukūriau tą savo istoriją, man labai, labai daug kas padėjo ir per patį Instagramą. Daug žmonių ir šefų, kur parašau, man čia to reikia, tai viskas, labai daug žmonių padėjo. Tai sukalvau tos 3 patiekalus, kitą dieną dviesi su Džordžio pasigaminom, patiekiau ir viskas. Ir pristačiau komisijai. Ir gerai viskas baigėsi geruoju būdu. Ir po to tik sužinau, kad buvau geriausia kurso studentė, ko visiškai nesitikėjau. Tai ką parašyta per tą egzaminą? Pirma, buvo 3 patiekalai, vegetariškas žuvies ir vištienos, nes visi baltymus gavo tos pačius. tą pačią žuvę ir tą pačią vištieną. Tai aš padariau iš cukinijų tokius traškius pirštelius, tai kaip netempūra, labai sunku man lietuviškai išversti, su džiūvesėlį, žodžiu. Padariau išveriau pupų, iš pupų padariau kaip ir humusą tokį, tepaliuką, putas išplakiau iš sultinio ir padariau fetos dar kremą. Tai ir mėtų daug, aišku. Pasidalinsim nuotraukom, parodysim. Taip, ir nežinau, jo. Pagrindinę dariau žuvį ir jūros liežuvį paprastoju būdu su burblenko oranžiniu, apelsininiu. Skamba tikrai paprastoju būdu. Jo, mes tikrai labai paprasta. Labai paprasta. Ir čia skamba labai mantrai. O pagrindinė tiesiog vištiena, paprastoju būdu. Visiškai paprastoju būdu. Tai va. Nes manas buvo parodyti, ką išmokai. Tai mano tikslas buvo tiesiog tobulai iškept ir man pavyko. O komisija po to pakomentavo, kas buvo gerai, kas blogai? Taip. Patikė. Iš karto pakomentuoja. Pradžiai tą idėją, bet ten daug viskas buvo labai juokinga, nes aš tai atėjau su to, kad, mano blogui 5 metai, nes fine dining prieš tai vadinas ačiū, kad valgėt, ir aš jį pradėjau prieš 5 metus. Ir ten buvo vienas pirmų receptų tą fetą marinuotą. Ir aš sakau, čia iš mano pirmo. Tai mes pasiekėm, tada ateinu, antras patikas buvo žuvis ir sakau, tai čia jau antras bus receptas, sako, iš tavo blogo. Ne, sakau. Tai jo, antras buvo apie tą bakalaurą, kad ėjom atgal laiku, kad aš labai norėjau su menu dirbti, su kultūra. Ir jau trečias buvo vištiena ir bulvės ir mano mamos receptas marinuoti agurkėlį. Jie neturi to greito marinavimo, kai dedi serbentų lapus ir vyšnių lapus. Ir aš radau sodę, pridėjau ir jie, žinot, kaimiški naminiai. Ir jam labai patiko, tai sakau, grįžtam į kaimą. Tai mano visa tokia istorija buvo, kad nuo blogo iki kaimo. Tai patiko. Ta istorija visą laiką, labai svarbu. Turi būti. Tokį savo kelią visą pavaizdavai. Taip, reikia pirmą parduoti, žinai, žodžiais. Keliaujam toliau, baigėsi egzaminas, praktikos etapą, kuris mums irgi buvo labai smalsus ir visiems tikriausiai buvo smalsus, ne? Noma, tavo pasirinktas restoranas. Kaip ten atsidūrei, kodėl ten, ar buvo sunku patekti? Aš nepasirinkau, jie mane pasirinko. Tai aš su praktika buvo taip, kad man nebuvo privaloma. Aš ir nespaudžiau savęs, ypač po to, kad birželio mėnesį pas mus atsirado Mišelinai. Ir nerasiu, norėsiu pasimokyti, grįšiu į Lietuvą. Aš išsiunčiau keletą laiškų, tik į tas vietas, kurias aš norėjau. Ir į Nomą, aišku, nes visi siunčia į Nomą. Man atrodo, kad visi kulinarijos studentai ten siunčia. Tai aš išsiunčiau, nežinau, gal kovą ir bandžiau patekti, labai norėjau Toskaną į Italiją. Ir 2 kartus nepavyko prisiskambinti. Mes susitarėm 2 kartus su ta moterim, kad dėl praktikos. Ir 2 kartus jinai tiesiog pamiršo. Ir aš labai pikau, bet galvoju, taip turi būti. Ir dalykus 2 savaitėm, mažiau nei 2 savaitėm iki mokslų galo man parašė laišką, kad nori pasikalbėti. Ne, buvo taip, parašė, kad nori,
kad atvažiuočiau dabar iki rugsėjo ten pradžios. O aš buvau prašęs, kad aš galiu tik nuo rugsėjo pradžios. Mano planas buvo, kad aš po studijų grįžtu, važiuoju atostogų ir viskas labai fain. Ir pagalvojau, nesakysiu ne, tiesiog pabandysiu susiorganizuoti pokalbį. Tai pavyko, paskambinau, tai mano pokalbis truko lygiai 6 minutės. Manęs paklausė šefas, nes šnekėjau su vyriausiu šefu Kenneth. Tai buvo vienas klausimas, ar esi dirbus restorane? Sakau, niekada. Far away from that. Ir tada sako, ar žinai konceptą farm to table? Sakau, I was born in that concept. From farm to table. Ir pasijuokim ir gavau darbą. Ir aš jau po 10 dienų buvau Kopenhagoje. Ir viskas. Tai atvykai tą nomą. Ir koks pirmas įspūdis buvo? Šokas buvo. Didžiulis šokas, kaip žmogui nebuvusiam virtuvėje nedirbus. Labai intensyvų. Tai yra toks didelis, labai gerai veikiantis aparatas. Aš nežinau, ar yra Lietuvoje kažkas panašaus atitikmuo, kad visa komanda, nes ten dirba su front house administracija nuo 80-100 žmonių vienam restorane. Virtuvėje dirba 40. Daugiau nei pusė yra, kaip aš buvau, kur praktikantai. Ir labai... Tiesiog tas aparatas yra, iš pradžių buvo sunku suvokti, kad taip galima suorganizuoti ir suvadybinti visus procesus. Taip, fain. Tai pirmą savaitę buvo fiziškai labai sunki, man labai visur skaudėjo, aš labai pavargus buvau, nes restoranas, žodžiu, dirba 4 dienas per savaitę. 3 dienas yra po vieną servisą ir penktadieniais yra 2 servisai, pietų ir vakarų. Tai jeigu tu dirbi paprastą dieną, kai vienas servisas, tu pradedi 9-10 ir baigi 12, ir tada penktadienį tu jau pradedi prieš 7 ir baigi 1 nakties. Tai va, tai nėra ten laiko, ten nėra iš vis niekam laiko. Ten viskam duoda tau laiką, kiek tu gali sau leisti kažkokias užduotis padaryti, bet tu jas turi vis tiek padaryti. Viskas labai yra ant to greičio važiavimo tokio, bet kai visi aplinkui tave taip pat juda, tai atrodo normalu ir tu ten įsisukai visą tą dalyką, po to atsisėdi, sustoji ir o Jėzau, čia visą tai vyko ir tai va. Labai intensyvus aparatas, bet neįtikėtina patirti. Aš iki dabar nežinau, kaip aš papuoliau ir kodėl aš ten papuoliau. Aš neklausiau šefo, nes gal nereikia man žinoti iš tikrųjų, jeigu aš nežinau. Bet aš sužinau, kad nežinau, iš kelių šimtų žmonių į vieną vietą. Tai va, tai tiesiog pasisekė man ir viskas. Mane ištraukė kortą tokią. Buvo skirta. Buvo skirta, taip turėjo būti, jo. Susidėlioja viskas. Taip. O tai kokias tas užduotis gaudavot, kokias jums kaip praktikantams patikėdavo? Taip, tai aš papuoliau į paskutinio pusantro mėnesio nuomos antrosios, nes dabar nuo sausio bus 3 nuoma. Paskutinius 15 mėnesių šitos antrosios nuomos abudu head chefai sugalvojo padaryti internų praktikantų programą 15 mėnesių. Ir ten buvo visiškai kitaip išdėstytas, nes seniau praktikantai, ten yra labai daug visokių istorijų apie nuomą, kaip ten buvo sunku ir taip toliau. Dabar viskas yra pasikeitę būtent dėl tos programos, kad tu dirbi visus darbus. Aš atėjau, mano pati pirmą dieną, aš jau dariau pleitingą, tada galų gale mane į galą, jis yra 2 virtuvės, tai aš viską darydavau. Tiesiog yra 18 patiekalų. Tai tų visų patiekalų aš nežinau, ar tu spėtum per tą vieną, nes Doma dirba sezonais. Būna, šiais metais buvo, kaip čia, žvėrienos game season, ocean season ir vegetable season. Tai aš buvau vegetable season. Ir aš nežinau, ar per vieną sezoną, per tos 3 mėnesius ten galim visus išbandyti tos patiekalus, nes labai, labai viskas intensyvų. Bet jo, nebuvo tokių vienų užduočių. Turėjau vieną darbą prepą ryte, kurį kiekvienas žmogus turi savo visą tą laiką, tai aš pjauščiau grybuką 2 valandas. Kol aš išmokau jį pjaustyti, aš atstovėjau, man irgi labai mane pasiėmė abudu head chefai ir mane tiesiog mokė pjaustyti grybuką. Tai dabar labai gerai moku smulkiai pjaustyti. Grybuką. Ir po to būdavo tokie dalykai, kaip keičiasi žmonės, kuriuos iškviečia dirbti, pavyzdžiui, į daržą arba foraging. Foraging yra kaip į mišką eiti rinkti dalykų. Nes yra vėl atskiros komandos. Ir taip internai arba į fermentacijos laboratoriją. Ir visi praktikantai sukasi. Tai mane paėmė iš pradžių į daržą
aš jau apsidžiaugiau, labai patiko, yra, nuostabų žmonės dirba ir tiek išmokau, kad tiek galima viską užsiauginti ir grįžau pas mamą ir sakau, tai ko mes to neauginam, sakau, kodėl mes figų neauginam. Sakau, tai pas mus neauga, sakau, tai jeigu pas juos auga, kodėl pas mus neauga. Ten iki, nežinau, ateina irgi tokie didžiuliai raudoni žiedai, sakau, kas čia toks grožis, sako, sumak. Žinai, tą prieskonį iš Middle Easto, toks violetinis, būna deda į, kai marinuoja svogūnus. Sako, Lietuvoje auga va toks. Tai ant stogo priskynėm, gal supratau, nežinai, tu tiesiog nežinai. Tai va, čia mano nauja, dabar laukiu kito sezono, sakiau, viskas vadinsiu, nes žiauriai įdomu, labai daug sužinau, tai man tam taip patiko, kad aš nuėjau pas šefus ir sakau, jeigu dar bus laiko, mane vėl į daržą. Tai aš atsakiau ir miškauti nevažiavau, ir į laboratoriją ir taip nebūčiau papuolusi fermentacijos, ten visi labai nori, o tenai mažai vietos, sunkiau papulti, tai sako, kažko pasakė, kad nebūsiu tenai. Bet ir taip, naidau ir pabūdau kažkaip. Pažiūrėt. Jo, vis tiek tu padedi šnekėti ir sužinai. Bet paprašiau tą daržą, tai aš į daržą grįžau iš viso gal 3 kartus. Man labai patiko tenai. Tai jo. Tai Noma viską užsiaugina darže, prirenka miškuose, pas juos viskas yra Nėra viskas savo, bet jie dar labai viskas local. Kadangi nebuvo mėsos, visas vien tik daržovės, tai viskas iš Danijos iš esmės. O lauke tai darže buvo taip įdomu, tos daržininkės, pavyzdžiui, tau reikia vienam servisui, nežinau, ten 6,000 baziliko žiedelių. Ir vadė tokie. Ir jie moka, tos daržininkės vyriausias, nes yra 5 daržininkai, vyriausias daržininkės darbas buvo apskaičiuoti, kiek reikės tų žiedelių visam sezonui ir užtikrint, kad tu kiekvieną dieną turėsi tų žiedelių tiek. Ir taip, tai buvo, ir ar lietus, ar nelietų, vis tiek, kai niskinti, tas buvo su nasturtom, nes Noma turi 2 daržus, vienas yra kieme restorano, kitas reikia sėdėti dviratį, važiuoja ir skini nasturtas ir jos paskaičiuodavo. Aš žinau, kur perdėt, ką pernešti į šiltnamį, kad išsiskleistų tie žiedai. Arba reikia baziliko žiedų, bet tada reikia ir baziliko lapelių pirmam patiekalui krūdate. Ir skonis baziliko su žiedu ir be žiedo baziliko lapelių labai skiriasi. Tada tu augini kitus ir tau turi būti tam tikro dydžio, tu negali padaryti. Buvo vienas, yra toks Cuban oragano ir Mexican oragano. Ir jie yra tokie minkšti, pukuoti lapeliai, kuriuos mes Lietuvoje auginam kaip naminės gėlės, pradėkime to. Ir iš jų darė tokius kaip užkandukus sumuštinuką iš 2 lapelių. Vienas lapelis yra 2,5 cm iki 3 dydžio ir man, pavyzdžiui, reikia 300 tokių surinkti. Būtent tą dieną. Ir tu negali jų laikyti šaldytuve ir taip toliau. Tiesiog turėtų apskaičiuoti, kad va tokio dydžio lapelį tu tiek turėsi tą dieną. Tai čia buvo man fantastika. Aukštoji matematika. Čia mes prieš filmavimus vos baziliko paprasto parduotuvėje o čia dar su žiedeliais. Ką pasakotum apie pačią atmosferą? Aš labai įdomu, vis tiek visi prisižiūrėję esam filmą apie restoranus, kaip ten bendrauja, kaip ten reikia, nereikia, įtampos, neįtampos. Kokia atmosfera Nomoje? Tokia labai įkvepianti. Patys su šefai ir šefai, jie labai motyvuoja. Tai tu gali, turi dar, žinau, kad gali. Man kažkokias dar išlygas 1 dieną ir viskas. O visą kitą tu gali dar, toks labai eina ant tos vadinamos energijos, kad jeigu mes visi, tai visi ir tada tu automatiškai ir greičiau dirbi ir geriau dirbi. Visą laiką labai garsi muzika groja, visada labai garsi muzika groja, nes yra atsakė tyrimas išėjęs, kad prie garsios muzikos žmonės greičiau dirba. Ir čia yra logiška, nes niekas negali susišnekėti ir pliurpti ir kažką daryti, tiesiog dirbi. Jo, buvo daug internų tų praktikantų, tai man gal buvo sunkiau su tais praktikantais, nes jie tai turėjo tos 15 mėnesių laiko susidraugauti ir jau jie yra pats galas, jie kai baigtų, nežinau, akademiją, žinai. O aš atėjau tą patį galą, pabendrauti nėra kada, nes visą kitą laiką tu tiesiog eini miegot, reikia ilsėtis. Tai man buvo gal sunkiau su internais, nes jo draugų susiras, bet susiradau draugų nenomų. Taip, žodžiu, įkvepianti, nebuvo ten skraidančių lėkščių. Nebuvo. Buvo tos įtampos,
bet jinai tokia sveika, tas fainas servisas, kaip būna. Jie šiaip nuoma tokia įdomi vieta, aš kaip atėjau, aš kažkodėl buvau praleidusi faktą, kad jie visi garsiai šaukė. Yes. Nesako yes šef, bet jie sako yes, kai kalba šefas. Bet jie tai sako iš visos dūšios ir visų plaučių ir visi rėkia vienu metu ir man pirmą dieną buvo Jėzus Marija, kas vyksta. Ir kai ateina svečias ir visi sušūkia yes ir jeigu svečias nežino, tai jie nuoširdžiai išsigąsta tie žmonės. Bet po to, kuriama taip pat atmosfera yra. Toksai, žinot, tai toks jausmas, lyg nueitumėt į, nežinau, Žalgirio varžybas ir visi vienu metu skanduoja ir šaukia. Ir tokia kažkokia bendrystė ir taip toliau, tai ten yra taip. Tai toksai labai įkvepiantis. Nors turbūt didžiąją dalį, aišku, praleidai virtuvėje, nežinau, kiek teko matyti pačios susirenkančios publikos žmonių, tai irgi vis tiek tai yra brangus restoranas, ta degustacija, jeigu neklystu, gal pataisysi, 450 berods. Šitas buvo 550. Tai čia pigesnis skaitos, nes dar daržovių. Nu jo, tai ar, nežinau, ar spėjai pasibėti, arba gal iš komandos girdėjai, kokie žmonės susirenka, ar yra, nežinau, ar kaip sakam, paprasti ateina, ar vis tiek labiau jau tokie pasiturintys ir kitaip su jais bendrauju, nežinau. Tai yra taip, kad aš sutikau beveik visus svečius, nes šito meniuko vienas iš patiekalų yra krudate lėkštelė. Krudate lėkštelė yra įvairių vietoj užaugintų daržovių ir vaisių lėkštelė su padažu, kaip salotos, tik jos visas yra suslaisintos ir labai planai supjaustytos. Ir kiekvienas šefas, absoliučiai iš 40, turėdavo bent 2 jas padaryti per vakarą. Problema yra, kad nesudėdys, o jos turi stovėti, į tave žiūrėti. Tu su pincetuku, aš, pavyzdžiui, pirmą savo dėjau 20 minučių, vieną tą, o tau reikia 90 porcijų, nes 90 sėdimų vietų. Ir čia yra pradžia serviso ir tu stovi, dedi ir tada pradėti svečiai ir šefas sako, heads up in the front, visi meta. Visi, kas yra priekiniai virtuviai, meta darbus ir eina sveikinti su svečiais. Ir taip pasveikina absoliučiai visus svečius, kol visi susirenka. Ir tada pabaigite savo krudate ir eini prie kitų darbų. Tai tai žmonės visokie. Mačiau ir su kroksais, kas atėjo, ir žvaigždžių mačiau, ir su vaikais buvo žmonių. Negaliu išskirti, man kaip tik pasirodė, kad nėra tų tokių grožio kulto ir tu net nepasakytum, kad tie žmonės yra labai pasiturintys. Labiau matosi ant žmonių čia ne apie pinigus, o apie kaip jie ateina į tą nomą. Vieniems tai yra didžiulė šventė ir jie ateina tokie laimingi. Labas, labai faina. Ir visi tą filmuoja. Jiem yra įvykis ir jiem yra taip faina ir tu toks stojus išėpas, jo. Pritariu, man irgi labai faina. Čia mes būtume tokios su Laura. Taip yra. Ir to ateina žmonės, jie taip džiaugiasi, yra taip faina. Ir ateina kiti žmonės, kuriam tai yra absoliuti norma. Pavyzdžiui, yra ten nepraleidę, nežinau, tos 20 metų, nepraleidę nei vieno sezono. Ir jiem tai yra arba darbas, arba tai yra normalu, hobis. Tai sakau, man labiausiai patiko tas, kad džiaugia žmonės, kur matosi, ar sunkiai gauti tą vietą, ar jie taupė. Aš nežinau, kaip vyko ten pas juos, bet tokia didžiulė, tas džiaugsmas, tai, Jėzus, kažkoks, suprantu, aš sakau. Yeah. Bet maistas tikrai yra šventė, ypač, vis tiek tokioj vietoj, tai neeilinis restoranėlis. Pritariu, visiškai. Aš rekomenduoju visiems ten pakliūti, paragauti. Kaip su to pakliuvimu? Čia visai neseniai apskrėjo žinia, kad nuoma užsidaro, viskas keičiasi, lyg ir neužsidaro. Kas man pas jūs įvyko, ką jūs žinot? Gal kažką daugiau žinot? Iš vidaus? Žinau, kad neužsidaro, tiesiog keičiasi konceptas, nes yra 3 nuoma. Tai buvo 1 nuoma, man atrodo, iki 12 metų. Ir 1 nuoma buvo, kad jie naudojo tik tai, kas užauginta yra Danijai. Jie, pavyzdžiui, negalėjo naudoti net juodųjų pipirų, nes Danijai neauga. Jie turėjo savo viską, kas vietinė rasti. Tada, kaip buvo tas Nordic manifestas pasirašytas. Ir jie jau pradėjo, sukūrė konceptą, kokią tą Nordic virtuvę, bet jau prasidėjo, kad ima iš kitų šalių ingredientus. Ir čia buvo ta 2 nuoma. Ir fermentacija, kas buvo su 2 nuoma. Fermentacija. Ir dabar jau bus 3 nuoma. Jis bus mažesnė. Šiek tiek
ir bus kitas konceptas. Jau. Bet pamatys, aš nežinau, ar aš galiu sakyti. Nu jo, bet jinai neužsidaro. Ne, bet aš manau, kad jinai vėl dirbs, jinai bus mažesnė, ten bus mažiau vietų, bus sunkiau papult. Manau, kad ir tų internų tiek nebus, palei tiek, ką man pasakojo. Tai va, žinau tiesiog, kad bus mažesnė ir tiek. O ar svajoji ten vėl sugrįžti praktikai, gal kalbėtų, ar būtų tokių galimybių? Ne, aš jau praktikai ir... Iš pradžių galvoju, kad aš žiauriai norėčiau dirbti ir tada po 2 savaičių galvoju, nepanoriu aš dirbti. Labai faina, nežinai, kad baigėsi, bet ten dirbant tokį intensyvų darbą, aš tik po to pradėjau po kelių savaičių sužinau, kad labai daug yra porų. Sakau, nežinau, kad čia jūs pora, sako, tai yra toks intensyvus darbas, kad tu net negali leisti, neišeina tau turėti intensyvaus, nežinau, socialinio gyvenimo ar dar kažką, nes tai yra, tu aukojas idėjai ir tu investuoji savo laiką į šitą idėją, į nuomą, nes tai yra, the thing ir tai labai jaučiasi. Apskritai, ar norėtum būti šefė? Kuo būsi užaugus, žinai? Prieš tą nuomą, kai nustojau planuoti, tai nebeplanuoju, kaip sukris viskas, kaip deulsdos. Bet aš labai noriu daryti savo vakarienės. Visi klausia, ar bus restoranas. Nebus restoranas, nes yra PVM-as žiūri. Yra labai sunku išlaikyti restoranus ir aš žaviuosi žmonėm, kurie šiais laikais išlaiko restoranus. Ir aš neturiu tiek kantrybės. Tai restoranų noriu daryti pop-upus, noriu dirbti virtuvę. Taip, noriu į restoraną dirbti. Nežinau, ar pilna koja ar pusė kojas, bet labai pasilgau, sakau, serviso ir tokio bendraminčio aplinkui. Tai va, o šiuo momentu tai jau kuriu meniuką ir darysiu tas vakarienės. Tai tos pop-up vakarienės, tai kas čia per žanras? Kas galės ateiti? Visi galės ateiti. Pop-up vakarienė yra toksai kaip, kad tu sugalvoji kažkokią konceptą, kažkokią temą, paderini pasikvietė, pavyzdžiui, nežinau, nuo somelie iki galim daryti miške ir pasikviesti ornitologą ir šnekėti apie tai. Sugalvoti temą, sugalvoti meniu ir kad žmonėms būtų faina, būtų linksmas. Nebūtų visiškai paprastas casual maistas, biškai būtų fine dining, bet kad fun būtų, be įtampos. Tai va. Skamba fainai. Kaip manai, kiek tau dar laiko reikia iki pirmosios vakarienės? Kokią mėnesio gal. Oi, tu čia jau greitai. Aš daugiau prisišnekėti. Jau į svečių sąrašą. Daug rodai, ką gamini ir savo Instagrame, testuoji receptus. Kaip vyksta tavo receptų kūrimas? Nuo ko jis prasideda? Aš dažniausiai atsikeliu ryte ir tiesiog susirašau tą dieną. Atsikeliu ryte ir susirašau krūvą, ką sugalvoju. Aš knygas prasiverčiu, bet dažniausiai aš taip sugalvoju. Arba būna noriu kažkokią skonę tą dieną, arba kažkokios spalvos, pavyzdžiui, nežinau, kažkokią indą pasižiūri. Ir sugalvoju ir tada gaminu. Bet ne viskas gaunasi iš pirmo karto. Tai nėra labai sustainable šitas paieškos, bet toks yra procesas. Kitaip nekis. Jo, tai aš kiekvieną dieną bent pusdienį skiriu bandymams. Kad padaryčiau meniu, kurį galėčiau po to pristatyti žmonėm, nes jis pats nesiras iš galvos. Minėjai, kad nuomos virtuvėje garsiai skamba muzika, o tavo virtuvėje, kai gamini, ar būna tyla, ar kažkas groja? Priklauso, ką darau. Jeigu darau antrą kartą jau tą patiekalą, tai aš ir podcastus klausau. Bet jeigu darau pirmą kartą, tai būna dažniausiai tyloji, kad kažko nepraleisti. O gal netyčia klausai ir audio knygų, nes mūsų draugai rėmėjai audioteka, tai irgi dar neklausiau. Esu klausius vieną knygą ir man labai sunkiai sekės, bet jau baigėt man parduoti audioteką iš kitų podcastų, kad reiks jau, man atrodo. Tai žinok, mes tam turim dovaną, 3 mėnesiams galėsiu išbandyti ir manau, kad kaip tik tavo ir gims dar daug receptų ir tikiuosi besiklausant knygų. Tai... Ačiū labai. Tiem antriem gaminimam jau ne pirmam, kad vis tiek liktų tokio. Taip. Kalbam apie restoranus, o pati ar dažnas restoranus svečias čia Lietuvoje? Jo. Bet aš einu į dažniausiai tas pačias paprastas vietas, nes aš labai turiu tą kokybės ir kainos santykį. Ir kai pats gali skaniai pasidaryti, kartais yra gaila mokėti pinigus už tai, kai tu žinai, kaip padaryti
ir namie geriau gauna. Taip, suprantam, kad. Kokios tos tavo paprastos, bet geros vietos? Ar gali išduoti? Aš kadangi gyvenu šalia šitos studijos, tai viskas, kas aplink. Mano pati mėgstamiausia yra osterija, čia viršui. Jeigu indų virtuvė pati irgi Vilniuje geriausia, kur man labiausiai patinka, yra Namaste, Kalinausko gatvėje, viskas labai paprasta. Dienos pietų irgi čia yra Ararat atsidaręs. Viskas tai labai paprasta, greituoju būdu, be... Į kiemą išeini? Į kiemą išeini, jo. Bet patinka man, patinka ragauti, patinka vaikščioti ir į tuos gerus, brangius restoranus. Tik tais reikia progos, kad tai nepasidarytų, kad nebūčiau kaip tas nuomos svečias, kuriam nebeįdomu. Turi būti įdomu ir nenoriu, kad tai būtų dažna. Ar grįžus į Lietuvą spėjai ir mūsų Mišelinus aplankyti? Taip, vakar buvau pirmam jau Mišelinė, nes kai išvažiavau, tai aš buvau ir kitose, bet jie dar nebuvo Mišelinė. Jo vakar aplankiau Andrių Kubilių. Labai patiko, nes gastro savaitę tai išbandžiau. Labai patiko. Tikrai verta, manau, visiems pasidovanot kartą šventę, bet kaip ir pati sakai, tikrai reikia nenudrošti tų gerų vietų ir pasilikti tom ypatingom akimirkom. Mes visą laiką tą patį sakom, kad kartais jau gal geriau paprasčiau, kad liktų kur eiti su tokiu rezervu. Kad šventę pasidaryti, nes jeigu pasidaro normą, tai po to nebedžiugina. Kur tada šventę švęsti? Ir kad jau atidarėm rekomendacijų skrynelę, gal turi dar rekomenduoti knygų, filmų apie maistą? Ar pati skaitai, klausai tokias knygas, ar kaip tik gal norisi pailsėti nuo tos maisto temos? Aš taip neskaitau knygų, kai būna biografinis raštas. Aš skaitau realiai tiesiog receptus. Aš juos skaitau. Mano mėgstamiausias toks namų šefas yra Oto Lenki. Vakar gavau naują jo knygą Komfort. Tai atsėdėsiu šiandienos darbą skaityti. Tai taip, jeigu norit paprasto, gero maisto, šildančio, comfort foodą yra Oto Lenki. Visi žinot jį. Žinom. Ir geriausios knygos, kur kiek galim rasti, man kaip pavyko rasti, ir tarp Paryžiaus ir Kopenhagos yra Vilniui, Trakų gatvės Humanite. Aš labai ieškojau knygų Paryžiuje, aš labai ieškojau knygų Kopenhagui. Paryžiui viskas prancūzų kalba. O Kopenhagoje jau daugiau buvo tų knygų. Angliškai, nes ten šiaip labai viskas yra angliškai. Ir tada aš grįžau į Vilnių ir supratau, kad visos knygos yra Trakų gatvėje. Visi... Irgi kiemą išėjus. Irgi kiemą išėjus iš esmės, tai į knygų tenai. O filmų, tai pažiūrėkit The Menu būtinai. Nežinau, ar matėt? Aš tai žinau. Nematėte Menu? It's a must. Namų darbai. Namų darbai, tokių... Ir aš pati tai peržiūrėjau Mikey Chen Rules australišką gal kokį 100 kartų. Galiu drąsiai australų rekomenduoti. Tai tavo sekėjai galima matyti, kad turi ne tik kulinarinių knygų, bet ir indų daug. Ir pati turi tokią aistrą ieškoti tų indų. Iš kur ta aistra ir ar didelė jau ta kolekcija tavo? Liga labiau, gal sakyčiau, ne aistra. Dar jinai nėra didelė, nes aš taip laikausi, nes neturiu tiek daug vietos. Bet jau buvo nuspręsta pradėti sandėliuoti. Tai taip, iš kur ta aistra irgi iš mano mamos, nes mes kaime varydavom į tokią parduotuvę pavadinimu Švedukai. Ir ten buvo švediškos prekės. Ir ten ir užsikabinom. Ir pradėjau ieškoti, labai patinka, mano draugai labai patinka, tai mes būna po Lietuvą važiuojam. Važiuojam į muges, važiuojam į muges ir po miestelius. Tai labai faina. Vilniui net sunkiau yra rasti. Bet aš, pavyzdžiui, negaliu triftinti rūbų. Man nepavyksta ieškoti, aš neturiu kantrybę. Bet prie indų, indėlių. Taip. Bet labai fainai indai atsiskleidžia kai kurie receptus, nes atrodo, kad tai tiesiog kiekvienai lėkšteliai yra jos patiekalas. Taip. Ar patik ilgai derini, kuris patiekalas nuguls, ar jau taip iš karto, žinai, kur. Priklauso nuo patiekalo, kartais tiesiog tu pagal lėkštę sukuri kažką, o kartais nerandi kaip kur įdėti. Taip būna. Bet man labai patinka. Man patinka, kai būna daug skirtingų ir aš nemėgstu minimalizmo. To tiesiog baltų lėkščių,
kreminių spalvų, ten pilkšvų, turbūt pripiešta, spalvota, faina, smagu, kad suvalgai ir linksma. Tai pas tau turbūt net nėra vienodų indų. Pas man yra visų po 2. Ai, Aš neperku daugiau negu 2 vienetai, tokiu pat. Jei nusipirksiu 6, tai tada aš negalėsiu nusipirkti 4, kitaip atrodančių. Tai tiesiog. Tiesa. Bet ar tau svarbu iš kokio puodelio geri, ar turi savo puodelį ir geri visą laiką iš vieno, ar taip atsikeli, šiandien šito? Puodelį aš tik 2 ryte turiu. Aš pas mane indai ir bliūdeliai. Puodeliai nepatenka. Ne, puodeliai ne. Tai kartais sukurti tam patiekalui galbūt įkvėpia ir ta lėkštė, o iš kur dar semiesi įkvėpimo, kurdama tos receptus? Aš einu į mišką, jeigu reikia man įkvėpimo, ir važiuoju į kaimą pas tėvus. Man tenai ir geriausias įkvėpimas. Išti pažiūri pas tėvus, jie kadangi vis dar labai domisi maistu, tai pas jos gali labai visokių įdomių dalykų rasti, nuo prieskonių iki jau patiekalų, iki augalų ir taip toliau, tai jau jeigu nori įsikvėpti, dar važiuoju pas tėvus pabūti ir papliurpti su jais. Ir ką aš dar darau, jo knygas, indai, miškas ir dar ką darau, jo, pasikviečiu kažką, kam labai patinka maistas ir padiskutuoti. Čia yra tas minusas, kai dirbi vienas namie ir tik tavo yra fantazija, tai reikia kartais ir pasitart su kažkuo, kas mėgsta gaminti. Klausant tavęs, atrodo, kad viskas teka taip savaime. Taip dalykai atsidūrė savo vietose, bet turiu tau patys sunkiausi klausimai iš mūsų pokalbio, kokiu dar turi svajonių gastronomijos pasaulyje. Taip išdavėjai vakarienės, bet kas dar? Gal dar kažkokie mokslai? Aš tai bijau prisišnekėti čia. Svajot galima, sakykime, svajot. Kaip kai paskaitai, kiti padeda tau, žinai, spildyti tiem dalykam. Aš labai noriu sėsti į mašiną ir apvažiuoti visą Italiją per visus fabrikėlius. Mesyčių, suriukų ir taip toliau, ir aliejaus, ir tiesiog iki pat Sicilijos. Tokią turiu svajonę. Noriu knygą receptų parašyti. Ir jo, tiek pasakysiu, daugiau nesakysiu. Jau manau, labai didelis ir linkim išsipildyti. Laura sakė sunkiausia, aš manau, turiu dar sunkesnį. Ką tau gyvenime reiškia maistas? Nu, labai daug. Labai daug. Čia yra mano meilės forma. Čia aš žmonėm rodau rūpestį ir meilę per lėkštę. Man tai yra kultūra didžiulė, vertybės ir viskas yra man vienoje lėkštėje. Tiesiog taip susideda. Ir santykiai, ir šeimoje viskas kažkaip per tą maistą. Tokia kalba. Kažkas sakė, kad yra tik 5 meilės kalbos. Ne. Pasirodo, 6 turim. Turim skrandį. Ačiū tau už tą meilę ir už energiją ir tokį žiauriai gerą pozityvumą. Žinai, pozityvumas dažnai būna kartais net gąsdina, bet iš tiesų yra toks tikras, tai labai gera energija. Tai tikiu, kad ir klausytojai tą pajus. Tai ačiū, kad atėjai, ačiū, kad kuri ir laukiam tų vakarienių. Ačiū Jums labai, kad pakvietėt. Man labai labai smagu. Aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad atėjau su misija, kad gal kažkam būsiu spyrusi šiklą. Taip, kad reikia siekti svajonių ir apsidaryti gal tos svajonės visai prie pat. Tai linkim tikrai tom tavo visom svajonėm pildytis. Ačiū labai. Neatsiimu savo žodžių pristatymę, ką pasakiau, manau, kad tai yra mūsų Lietuvos būsima gastronomijos žvaigždė ir Virginijos tikrai vardą išgirsite dar ne kartą. Tai ir priminsiu, kad pas mus buvo svečiuose Virginija Kanaukaitė. Ją Instagrame galite rasti Fun Dining vardu. Ten jinai dalinasi tikrai ir daug pop-up kūrimo visų detalių aplinkybių. Tai manau, gal pamatysite ir kvietimą prisijungti prie jų. Tai tikrai verta pasiekti. Tai ačiū dar kartą. Ačiū. Ir ką, knygas audio tau jau parduodam ir mūsų klausytam ir žiūrom, tai ačiū Audiotekai už garsą, vaizdą, studiją ir mano Sofa už šios gražius patelikus.